Šiandien iš Baltijos jūros dugno pradėti traukti paskendę tinklai. Jie tampa spąstais, į kuriuos pakliūva ne tik žuvis, bet ir paukščiai, ruoniai. Manoma, kad jūroje ties Lietuva yra nuskendę apie 6 tonas tinklų. Kasmet Baltijos jūroje nuskęsta iki 10 000 tinklų ir tralų. Žvejai žvejybos įrangą dažniausiai praranda per audras. Visoje Baltijoje pametama nuo 5500 iki 10 000 tinklų kasmet. Tai yra bendras jų ilgis būtų apie 1300 km. Tai per 20 metų mes galėtume Baltiją 18 kartų skersai išilgai pertverti. Gamtosaugininkai nuskendusių žvejų tinklus vadina šiukšlėmis. Tinklai sunkiai vandenyje yra, bet to jie tampa spąstais ir žmonėms. Prieš kelerius metus įsipainioję į nuskendusius tinklus paskendo 2 lenkų nardytojai. Tinkluose žūsta šimtai ar net 1000 tonų žuvų. Mokslininkų paskaičiavimais Lietuvos priekrantė ne tik priekrantė ir atviroje jūroje, dėl pamestų tinklų kažkur tai turėtų per metus žūti apie nuo 13 iki 87 tonų žuvų, o visoje Baltijoje nuo 500 iki 3100 tonų. Šiandien pirmą dieną šiuo laivu specialistai plaukia į jūrą ieškoti nuskendusių tinklų. Šiandien buvo žvalgoma teritorija ties Juodkrante. Daug tinklų, pasak specialistų, yra ir prie Klaipėdos ir Šventosios, kur intensyviausiai žvejojama tinklais. Darbo gamtosaugininkai turės iki kitų metų pavasario. Pagrindiniai sunkumai būtų susiję turbūt su nekontroliuojamam gamtiniam sąlygom, nes veiklos yra pakankamai intensyvios, numatyta iki 40 dienų darbo jūroje, ten atskirom veiklom, tarkim, dugno šukavimas 20 dienų, apžiūra šitų povandeninių kliuvinių 10 dienų, o pas mus tie orai nepastovus ir mes turim laukti tokių pakankamai gerų orų, kad mes galėtumėm išplaukti ir dirbti jūroje. Manoma, kad ties Lietuvos krantais gali būti 6 tonos nuskendusių tinklų. Tikslesnis jų kiekis paaiškės kitą pavasarį. Iš dugno ištrauktus tinklus ketinama perdirbti, kitus atiduoti į Lietuvos jūrų muziejų. Tinklų prašo ir verslininkai, jais norintys pasipuošti kavines ar barus.